Labas, aš Eta Sofija. Ir aš Monologinė. Ir šiandien mes atėjome, man atrodo, parodyti kažką. Tai viskas prasidėjo nuo streamo. Pupa, pusta, pupa, supa. O tu daug keikiasi. Stengiuosi nesikeikti, bet na, būna. Mes surinkom Bedaneišių golą. Miglė nesurink, aš surinkom Bedaneišių golą. Ir buvo pažadas parodyti kostiumų. Tai šiandien turiu 4 pripučiamus kostiumus. Ir mes eisim į miestą, kai aprengsim Sofiją, pakalbinti žmonių ir paklausim jų, ką jie mano apie Sofijos aprangą, bei paklausinėsim truputį apie streamingą ir turinio kūrimą. O kad nebūtų taip, kad jie tiesiog atlieka šiokį tokį darbelį ir nieko negauna, jie gaus staigmenėlę, tai yra toks mažas maišelis su saldainiais ir mano vizitinė kortelė. Gal tai skanūs saldainiai, gal tai ne. Gal neskanūs. Nepamirškit ateiti į mūsų streamus, tai Twitch Monologinė ir Twitch Eta Sofija, o dabar lekiu rengtis ir važiuojam kurti kontentą. Ate. Round 1. Tai labas, aš tavęs nematau. Labas. Kuo vardu būsi? Daniel. Julia. Edita. Tai žodžiu, trumpai supažindinsiu, čia yra Eta Sofija. O, malonu. Čia Sofija. Ir ar žinai, kas yra streamingas? Nelabai. Nežinai, kas yra Twitch'o streamingas, YouTube'o? Streamingas, kai į savo tarsi online streamingas, kai video, Taip. tiesiog netransliacija. I do. O kokius streamerius pažįsti? Gal tų Republic, tarkim, iš tiesų. Tiesą sakant, aš stengiuosi nesidėti virtualiam pasaulyje. Viskas suprantama? Not that many actually. Dream, is that one? Oh, Dream, yeah. I don't think I know anymore. Okay, fair enough, that's fine. Tai trumpai supažindinam, kad Sofija daro iššūkį, kurį gavo iš savo žiūrovų, kuriame turi parodyti savo outfitą ir gauti jo įvertinimą. Tai kiek vertini nuo 1 iki 10? Manau 10. Tai... Oh, 11. Oh, look at you! The capybara is winning through and through. That's awesome. Look at that. Mane tai ir pritraukė, kad šiluma tokia saulėta, tai 10 iš 10. Olio! Dar vienas 10-ukas Eta Sofijai. Labai gerai. Ačiū tau labai už atsakymus ir prašom pasiimti prizą. Ačiū. Oi, ačiū labai. Yeah! Thank you so much for participating. Round 2. Tai kuo vardu? Jovita. Aneta. Tomas. Tai čia yra Eta Sofija. Malonu. Labas. Labą dieną. Ir ar žinai, kas yra streameriai? Taip. Jo. Jo. Gal žinai kokį vieną streamerį? Puldemiko skaitosi taip. Jo, taip žiūrim. Nelabai. Nedaug esu girdėjus, bet esu žiūrėjus labiau žaidimų streamerius. Tinka. Tai Anthony Chen vienas. Yes, taip, Yeah. super, labai faina, nice. Mr. Beastą, Ok, Laserbeam ok. ir Face Rugą, jo. Tai ir Sofija irgi yra streamerė ir jos žiūrovai davė jai iššūkį apsivilkti būtent tokį kostiumą. Ir mano vienintelis klausimas būtų jums. Kiek vertinat šį kostiumą nuo 1 iki 10? Panašus į... O! Čia yra mašinų plovyklos talismanas Aš apie šitas. tą ir norėjau. Taip ir supratau. Tai kiek vertintumėt? 7 iš 10. O, 7 iš 10 kažkaip žemyn mūsų įvertimai ir viskas yra tvarkoj. 10. Smagus, Pirmas linksmas, 10-ukas. Fainas. Man patinka. 8. 8. Tvarkoj. Kol kas šis kostiumas mažiausiai įvertintas, bet nesijaudinkim, turėsim dar vieną kostiumą. Ačiū jums labai tuomet ir jums prizas keliauja. Ačiū labai. Ačiū tau labai ir tau prizas. Ačiū. Tai ačiū tau labai ir prizas keliauja tau. Ačiū. Round 3. Kuo tu vardu? Austėja. Tai aš Goda. Smilga. Ugnė. Sofija. O, čia irgi Sofija. O jeigu neatsakysiu? Atsakysi, žinok, labai bus paprasta, pamatysi. Statysiu, čia yra Eta Sofija, ji yra streamerė. Ir... Labas, Sofija. Pasisveikinam. Ar žinai, kas yra streaminimas? Žinau, kas yra streaminimas. Ne. Nežinai? Ne. Streameriai yra tokie žmonės, kurie žaidžia kompiuterinius žaidimus. Nematėm čia tas. Kalba su publika.
Aš šik labai noriu atetoj grįšiu. Ir visą tai daro tiesiogiai prie kompiuterio. Maždaug suprantam, ar ne? Ja. Ar pažįsti kokį nors lietuvį arba nebūtinai streamerį? Paul Demiko, gal streamino? Paul Demiko skaito? O dieve, nežinau. Mano brolis anksčiau streamino. Nežinau pavadinimą. Okei. Gal tavo brolis kas labai populiarus ir mes nežinosim, bet viskas gerai. Tai jos žiūrovai davė jai challenge, kad jie turi parodyti savo šituos outfitus nuostabius. Ir matau. mano vienintelis klausimas tau. Įvertink šitą aprangą nuo 1 iki 10. Nemeluosiu, čia mano visas karantinas. Same. Visiškai same. Tai 10. 10. Pagrindai Let's 10, go. 10, Žiauriai gerai. Tai viskas čia buvo, žinok, Aš vienintelis klausimas. labai nustebau, žinokit, kai aš pamačiau. Matai? Vadinasi, judinam tą karantino nostalgiją tokią, žinai. Ai, 11. Kaip Amongusas atrodo, tai 12. Čia ir yra Amongusas. Ar žinai, kas čia per personažas? Amongas. Amongusas, būtent taip. 10. Va, super. Viskas. Toks ir klausimas. Super, tai prizas tau. Ir ačiū, kad dalyvavai. Tik tiek. Tai ačiū Jums labai, kad dalyvavot ir prašom prizas. Ačiū tau. Ir prizas tau. Ačiū. Round 4. Tai sveiki. Labą dieną. Ačiū, kad sutikot filmuotis. Tai ko Jūs vardu? Kęstutis. Aš Aidas. Simona. Palinė. Tai čia yra Eta Sofija. Labas. Ir ji yra, ji norėjo imk. Tai ji yra streamerė. Ar žinot, kas yra streamingas? Jo. Jo, žinau. Kas yra žinom? Ir kas tai yra? Gal žinot kokį vieną streamerį? Lietuvių. Nebūtinai. PewDiePie. Tai. PewDiePie, o visiška klasika, realiai. Žiūriu Džerma, žiūriu XQC. Okay. Sofijos žiūrovai, jos visa bendruomenė nusprendė duoti jai tokį iššūkį, kad ji turi apsivilkti štai tokį kostiumą ir aš turiu Jums vieną labai paprastą klausimą. Kiek vertinat jos aprangą nuo 1 iki 10? Nuo 1 iki 10. Nu 7 kokie. O, irgi gerai. Nežinau, O jeigu dar kažką jau duosit, būtų. tai gal ir 8 pavertinsit. Tai duosim? Tai 8? Tada 8, ja. Gerai, 8. Tai ačiū Jums labai ir prizas keliauja Jums. Su kroksais ar be? Su. Jeigu su kroksais, tai 9. O jeigu be kroksų? 7. Okay. Fair enough. Tai ačiū tau labai, kad sutikai nusifilmuoti ir tau keliauja prizas. 11 iš 10. Aš vertinu 9, nes ne pagal orą. Vo, taip. Ir visiškai taip. Karšta, kad Ne karšta? Karšta, jei žinokit, jai labai karšta. Tai ačiū Jums labai, merginos, ir Jums keliauja prizas. Dėkui. Labai paprasta. Pavargau, baisiai. Pavargau, nebenoriu. 4 prakaito lašai, kaip ir 4 kostiumai buvo įvykdyti. Ką dar galima papasakot, buvo daug pokalbių, visi žvengė aplinkui. Jaučiausi kaip debiliuksa gatvėje, bet nieko tokio. Policininkas palinksėjo, parodžiau savo kardono gabalą ir good, bet jis, matot, motociklą vairavo, negalėjo, būtų parodęs širdelę, bučkis, smėlių ir panašiai. Negalėjo, bet jis būtų tai parodęs, aš tikiu. Wow, this is the most complicated joke I've ever heard. Tai va, labai šiaip geri žmonės, kurie sutiko nusifilmuoti. Labai fainiai, labai ačiū visiems už dalyvavimą. Tas yra labai svarbu, kad jūs norėjot tų saldainių, nes jūs visus uždalinom. Ir tiem davėm, ir aniem davėm, ir mažiem, ir dideliem, ir vidutiniam, ir seniem, ir jauniem. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit pasiekti mūsų Twitch kanalą. Tai Eta Sofija mūsų žvaigždė. Ir mūsų antroji žvaigždė monologinė. Tai susitiksim kitose kartuose. Šiandien mes baigiam. Ačiū Miglė. Ačiū Sofija. Ir susitikam kitą kartą. Ate! Bye bye! That's me. Ha ha ha. Capybara costume. Jo, ir tu matai labai gerai. Nu, su šituo geriau sekės. Mikrofoną paėmė, ne? Dirbi? Kur jinai eina? Kapibaro solo.